Nu ką, dar vienas raidas aplinkui, kol kas nepramintas, tai pažiūrėsim, ar visas dviračių takas pilnai nutestas. Ir tikiuosi neteks apsisukti atgal. O šis takas link Girulių, tai greičiausiai žinomas visiems Klaipėdai, kurie važinėja prie jūros. Superinis, tiesus, lygus, puikiai. Mano mėgstamiausia vieta Giruliuose. Galėčiau gyventi iš tiesų prie pat geležinkelio ir mėgautis to pravažiuojančių traukinių garsu. Kai kiti sako, kad miegot trukdo, tai man čia kaip white noises gaunasi. Girulių pervaža. Nieko nėra. Nuvalinėlėt. Septyni km ir mes jau prie Olando kepurės. Važiuosim pasižiūrėti, kiek žmonių šiandien. Nėra. Parkinge šį kartą kažkaip nedaug žmonių. Čia jeigu norėtumėte eit, tai čia yra vienas iš galimų takų link Olando kepurės skardžio. Gerai važiuoti pirmadienio rytą, kai žmonių iš principo beveik nėra. Tuščia, tylu. Važiuojam pasižiūrėti, kaip jūras šiandien atrodo. Beje, prie Olando kepurės yra ta vieta, kur iš tiesų labai prastas telefono ryšys. Bent jau pas mane Tele2 čia gan dažnai absoliučiai neveikia. Tai jeigu kažkam reikėtų paskambinti, tai yra šiek tiek problemas. Kad ir, pavyzdžiui, su parkingu susimokėti programėlę, šalia, kur yra parkingas palei gatvę, irgi tenka palaukti kažkiek laiko, kol pagaus kažkokį vos silpną signalą. Nu, tai čia turėkit minty, kad važiuoju link Arklės ir išlindau tiesiai prieš priešinį vėją. Tai dabar iki pat Palangos taip ir bus. Džiaugiuosi vien tuo, kad pasirinkau čia pirmą kelionės pusę. Tai atgal tikėkimės bus geras pavėjui minimas. Įdomumo dėliai visada Karklėje užsuku pasižiūrėti stotelėje knygų namelį. Žiūrim, kas čia yra šiandien, ką serviruoja. Čia kaip visada rusiškų visokių daug. O, žiūrėkit, netgi klasika, Remarko, Juodasis obeliskas. Kas neskaitėt, galite ateit pasiimti. Visokiausių fantastikos. Šitą knygą esu skaičius vaikystėj. Gal ne to leidimo, bet panašiai. Kas norit į pajūrį Karklėje, tai čia yra labai patogus kelias. Parkingas čia šitas pats pirmasis yra, po to dar vienas toliau. Ir visai arti jūra. Ypatingai patogu su vaikais, vežimėliais ir panašiai. Sukam į mišką. Minant link Nemirsetos, visai smagu stabtelėti prie Plazos apžvalgos aikštelės ir pasižiūrėti, kurie paukščiai šiandien pasirodys. Važiuojam pasižiūrėti. Plocio ežeras.
Klaipėda čia. Mes jau esam štai čia. Kadangi tai yra gamtinis rezervatas, tai reiktų paminėti, kad visur čia lankytis ir eiti nepažymėtas takais draudžiama. Žvalgos bokštelis. Čia dar daugiau paukščių. Va, aš tai pastoju kormoranus stebiu čia. Įdomiausi personažai. Yra ir daugiau. Čia žiūrim. Saulėtą dieną, aišku, geriau jie matytųsi. Bet dabar jau čia skraido neblogai. Va, visa jų kolonija sutūpus. Va, visai palei gatvę sustoja ir kormoranų pilna medžiuose tupi. Man turbūt viena gražiausių vietų Nemirse tai yra. Labai faina apžvalgos aikštelė. Čia trumpam ir stabtelėsiu. Vėjas maždaug toks. Saugokit dviračius. Graži apžvalgos aikštelė. Ten jūra matosi priekį. Kažkur dar ir gandrai vaikštinėja. Platus plotai. O, va čia tas takas, kuriuo atvažiavau. Nukrito dviratis, bet ir grandinė nukrito. Biškį pasidarliuosi, man atrodo, šlapių servetėlių tai nepasiėmė. Jauč, kur čia išstrigo? Ok, nice. Susipakavom. Pirštai, aišku. Juodi. Ai, bet vandens yra. Kaip sekasi su vytuku plauti rankas? Aišku, kad tepalas nusiplauti, tai čia sunku tikėti. Nu gerai, mūsų juodais pirštais. O čia yra pagrindinė Nemirsetos parkingo aikštelė. Jeigu ne čia, tada čia palei kelią pilna vietų. Dar galvoju, to pačiu jums parodysiu gražiausias supynės Nemirsetoj. Tai vienas yra ateinant taku čia nuo gatvės ir nuo parkingo. Sukat šituo takeliu. Jei nepamiršite, įdėsiu į aprašymą video konkrečias nuorodas Google Maps'e. Na, trumpas takelis šitas per mišką. Ir ten reikia tikėtis, kad prie supynių nieko nebus. Ui. Na štai. Šitos supynės, man atrodo, vienas iš gražiausių šitame pajūryje. Taip, čia jūros taip tiesiogiai nesimato.
Bet bendrai jos yra labai fotogeniškos ir tikrai nemažai fotosesijų čia darom. Ir šiaip nuotrauką, kad ir savo pasidaryti labai smagu. Gal tik tiek, kad užlipimas truputėlį sudėtingesnis ir tarkim mažiau vaikam nėra saugu. Bet jeigu su tėvais, tai drąsiai tada. Tai va, trumpas sustojimas. Čia tikrai liuks. O vos už 150 gal metrų nuo mūsų Pynių yra dar viena vieta, su tokiu visai nepažymėtu takeliu. Sukam iš šoną. Čia bus dar vienos supynės. Kaip kvepia viskas aplinkui, kai žydi. Ir štai dar vienos supynės. Čia jau vaizdas matosi ir į jūrą. Tai va, čia šiek tiek smagiau gal tame, kad vaizdas yra. Dar kol buvau sustojus čia prie Supynių, tai pasikalbėjau su viena vyresnio amžiaus pora. Tai pasakojo, kad matė briedžių kakučius, pasirodo, ir čia vaikštinėja. Čia nesu mačius, tik tai Kuršių Nerijoj. Tai įdomu būtų pamatyti. Gražus labai šitas kelias link Palangos. Atmyniau į Palangą. Ir čia galbūt būtų klausimas, kodėl aš neminu dviračių takų. O neminu todėl, kad jis visas yra trinkeliam. O tiesiog nekenčiu kratytis per tas trinkeles. Tai kol niekam netrukdau automobilių keliu, galiu važiuoti čia. Na, parodau, ką reiškia važiuoti trinkelėmis. Užknisantis reikalas iš tiesų. Garbės ratas aplink fontaną. O, audra panašu virš jūros. Įdomu, ar jinai manęs nepasivys. Atmyniau iki tilto pabaigos. Čia jau iš tiesų vėjas ir šaltas. Dangus toks neaukėsi nelabai gražiai. Žiūrėsim, kas čia mus. Čia užtat net žmonių jokių nėra, apart žvejų. Aplinkui taip žvejai. Bandau mint greičiau už Palangos, pabėgt gal nuo to audros debesies ir tikiuosi, kad nuo jūros gal ir vėja taip nesijaus. Man atrodo, aš iki čia kiek, turbūt kokius 25 km atmyniau prieš vėją, dabar jau neturėtų būti jo. Išvažinėjom iš Palangos ir žiūrim, kur čia tas dviračių takas veda. Kretinga 7 km. Tiesiai. O šitas dviračių takas berods jau yra naujas padarytas pernai metais lygtais. Dar atsimenu, važiavau, kur galvojau, rudenį ir aš dar žiemą važiavau, kad dar viena atkarpa buvo nepadaryta. Tai bus dabar labai įdomu pažiūrėti, ar viskas jau bus padaryta iki galo, iki pat Kretingos, ar dar man reiks sukti į automobilių kelią. Man šitas, žinokit, takas labai patinka. Pažiūrėk, ir poilsio aikštelės, priekyje dviračių taisymo stotelė, jeigu ką. Einam detaliau apžiūrėti kažkai. Na, žiūrim, ką jie čia turi. Minam dviratį. Kokie įrankiai. Va, jeigu kažką reikia. Tai tokie jau gerai aprūdyje. Na, bet ekstra atveju suveiktų dar.
Primena man tikrai užsienio dviračių takus. Okei. Važiavom vis dėlto nebaigtą remontuoti. Susistabdžiau kitą dviratininkų, paklausiu. Sakė, viskas okei, toliau jau sutvarkyta. Tai ką, sukam truputėlį čia tokiu. Kokiu taku mano dviratukui. Kažkaip prariedėsim. Tai matosi net ir suspausta yra tokia vėžė kitų dviratininkų. Tai grebant, prariedėsiu čia šitą gal atvirtėlę. Nors iš tiesų gal ir reikėjo sukti kelią. Važiuoti, aš čia toks labai jau nesaugus variantas. Pasimėnį, užbaigiau čia šitą taką. Nemalonu, labai takas, daug aštrių akmenų. Tai, jeigu kas, tai tikrai galima į automobilių kelią važiuoti. Ne kilometrą, ne pusę kilometrą. Gal kokias maždaug, bet va ir atvažiuoja ir fūros. Tai vat, tam kelyje gal pats nesmagiausias dalykas, jeigu reiktų prasilenkti su eismu. Nes eismas čia jau nemažas. Va, šalia tokių. Nelabai maloniai žiūri tos fūros ir dviratininkus. Štai ir kretinga prieš akis. Šio žiedo, jeigu suktume į kairę, tenai būtų žiemos sodas ir visa dvaro sodyba. Aš jau suku į dešinę ir į Klaipėdos pusę. Užkandis Kretingos parke ir minsim atgal į Klaipėdą. Reikas mint atgal. 20 dar kilnamumų čia. Pasirinkau tokią šiek tiek šalutinį kelią pro Radėilius, kad nereikėtų važiuoti su visu automobilių srautu. Pažiūrėsim, kaip pasiteisins šitą mano logiką. Gražių vietų yra aplink Kretingą. Na ką, žinkas. Į tą pusę būtų Gargždai, tai aš suku į dešinę. Važiavau. Kiam toks. Čia trauždavau, viskas aplink buvo. Įdomu, ar neteks man važiuoti atgal? Jeigu čia šitai bus. Okei, pasižiūrėjau, kad čia šitas kelias turėtų būti 2 kilometrus ir po to išeiti į asfaltuotą kelią. Na, jeigu pati susifeilinsiu čia, tai bent jau parodysiu, kuriuo keliu tikrai nereiktų važiuoti kitiems. Va, su gandrais prasilenksim. Čia kaip iš to video. Gandriukai. Bet visi drąsus klausykit. Aišku, čia jūsų ribos. Dar pasikratys šiek tiek dviratukas. Išvažiavau aš čia šito žvyrkelio. Dar važiuočiau dar kartą. Tikrai ne. Netrumpinčiau tą čia kelią, nes tragiškas iš tikro kelias. Jeigu dar pradžioj buvo toks gan kietas, gerai sutrombuotas, tai ant pačio galo čia, tai visiška tarka. Tai kračiausi pusę to kelio. Šiek tiek keikiausi, kad pro čia reikėjo važiuoti. Tai tikrai sukčiau jaučiu pagrindiniu keliu link Klaipėdos. Vėliau čia ten nuo kokios gal Circle K gal degalinės sukt bandyti kairę į šitą pusę kažkur. Nu žodžiu, reiktų žemėlapį pasižiūrėti. Nes va, čia atvažiavus asfaltas į abi pusės. Kokie faini gyvenviečių pavadinimai. Toliai. Radėiliai jau čia taip smagiai pavėjų šitą visą kelią atmyniu. Super, toks lygus, geras, tik mėgaujuosi, kaifuoju. Super. Na, va, kai ten šone padarys dviračių taką į Radėilius. Sujungtas dviračių tinklas ir bus gerokai saugiau ir maloniau važiuoti. Sudėtingiausia sankryža čia šiuo metu, kai su vos nedraudžiama važiuoti.
važiuoju iš Kauščių ir tuoj grįšiu į dviračių taką. Grįžtam. Dar vienas tuneliukas. Žinau, čia tai visada šlapia būna. Aš visada galvoju, kad tikiuosi, kad iš priekio neatvaro kažkas dideliu greičiu. Na ką, dar vienas ratukas prasuktas, kažkur apie 63 km šį kartą.